Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Aurimas Kamantauskas, renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės kamantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius. Šiandien svečiuose pas didį kūrėją, menininką, tapytoją Vilmantą Marcinkevičių. Ačiū Vilmantai, kad mūdu susitikome ir kad priėmė į šią savo nuostabią studiją. Tai ačiū, kad atėjot. Tai ką, pradėkim? Teko apsistumdyti truputį. Parduoti savo darbus internetu? Taip, kad turėtum ką įdėti krepšelį, įkelti ir parduoti, taip ne. Ne. Taip ne, bet tikrai yra, kaip sako, susidomi žmonės, net iš Lietuvos, įkėlus būtent darbą į kažkokią į tinklus. Yra taip nutikę ir, kaip sako, sekmadienio rytą tingiai kėlus paveikslą, jisai parsiduoda per 15 minučių. Parsidavė, sakykime. Aš žinau, kad tu baigus tapyti gavai dovanų princesės suknelę, taip? Paskutinę dieną sveikinant, jinai tiesiog princesė Aleksandra atėjo su supakuotu to kostiumėliu ir tiesiog be jokių sureikšminių jį perdavė. Sako, galėsi tu išmesti, jeigu norėsi. Tu esi provokatyvus ne tik savo kūryboje, bet ir mėgsti aštriai pasisakyti net ir tai pačiai bendruomenė aktualiais klausimais. Kaip yra, kodėl ta bendruomenė yra tokia didelė, bet nepajėgi išsikovoti vienodų mokestinių sąlygų, lyginant su atlikėjais, dainininkais, muzikantais ir kitais kūrėjais? Pateisinimų turi politikai su savo ekspertais, kad vieni atlieka kultūrą, o kiti kūrė prabangos prekę, kurdami meno kūrinį. O tai tų jaunųjų tapytojų darbų kainos tave stebina, tave džiugina? Jaunas turėtų visą laiką norėti, turėtų ir gerbti, bet turėtų visą laiką nustumti ir nugalėti vyresnį menininką. Mes toj prieisim prie tavo kombinezono, bet kalbant dar apie studiją, šios grindys tokios įspūdingos, jas galima būtų taip pat parduoti kaip meno kūrinį, ar tai įmanoma? Įmanoma, turbūt būtų, jeigu to siektum, nes net architektas mūsų Alvydas Šibokas, kur projektavo šitą visą erdvę, tai jisai, kada apsilankė čia, sakykime, irgi pamatė, sako, Vilma, tai būtų gerai, kad pasitiestum gabalus drobės ar kartono ir tapytum ir kurtum ir tada jau, kaip sako, keltum ir būtų tie, matyt, laiko. Šiaip būtų įdomu visai, būtų kaip medžio rievės. Gali vienas sezonas purvinas, kitas gal švaresnis būtų, kitas gelsvesnis, kitas melsvesnis. Aš žinai, prieš pradedant mūsų pokalbį, pirmą klausimą, kurį galvojau nuo ko pradėti, buvau pasiruošęs visai kitokį. Tas klausimas buvo, kad tavo darbuose yra labai daug moterų, kas jos ir apie ką jos. Bet prieš pradedant filmavimą tu davei man knygą ir mes prakalbam apie tavo kombinezoną ir visą istoriją papasakai, kad kombinezonas ne šiaip savo, jo simboliai ne šiaip savo, visą tai turi savo įdomią labai istoriją. Tai papasakok. Šitie simboliai tokie, kaip aš sakau, citrina su aliuzija į žmogaus figūrą, reiškia, su citrina su užpakaliu. Ir pati ta tezė, kad čia vertinys būtų limonas, ne visada citrina, reiškia, kažkas tai gali nešti kitą žinią, kitokia negu vizualiai jinai atrodo galbūt. Ir tas, sakykime, citrinai gavusi akis, užpakalį, ranką ir taip toliau, jinai tapo tokiu simboliu, logotipu, kur čia nebuvo brendo kūrimas, ta prasme, tai į jį nebuvo įsudėta simbolika, kurią reiktų užsakovui paaiškinti. Bet tai buvo mano paties, kaip sakau, sukurtas piešinys, aliuzija į tokią diskusiją su pozuotoju tuo metu akademijai, kuris buvo šiai dienai net nežinau kokios tautybės, lenkas, rusas ar žydas ar baltarusas.
Tai jam tas limonas visada buvo, turbūt buvo aišku, kad limonas, lietuviškai galūnė pridėta as. Ir sakau, tai yra toksai visiškai kaip kokteilis suplaktas kratinys, bet kaip be būtų keista, jis privedė kažkokios simbolikos vizualios. Ir ta vizualika, pakabinus man akademijoje virš geležinės lovos piešinį, kurį aš pats savo susikūriau, su užrašu limonas ne visada citrina, kolegos greitai nusprendė, kad aš ir esu tas limonas. Tai, sakykime, netgi pravardė gavosi, kad pats savo susikūriau pravardę, vėliau interpretavo, kaip sakyt, daug kas įvairiai, ką tai galėtų reikšti, bet, sakykime, tas toksai personažas atėjo taip iš konteksto, kaip ir nekurtas, bet sukurtas. Tai dabar jo reikšmių aš čia daug jame neieškau, bet šitas, sakau, simbolinis kombinzonas, kuris turbūt istorija turi 30 metų, tai buvo dovana Indros mūsų gyvenimo kartu proga ir didžiuojuosi, kad Sandra Straukaitė įsukūrė būtent nusižiūrėjusi piešinį iš šios knygos. Tai, sakykime, vėlgi gauna naujas prasmes ir Sandra labai sakė, tapyk su šito kostiumu, vat kaip su šitom grindim, kad jis būtų purvinas, ištepliotas ir tada mes jį žiūrėsim. Bet man taip kol kas labai jau gaila. Apskritai, menininkui svarbu turėti prekės ženklą arba kaip save pozicionuoti, susikurti strategiją, galų gale atrasti galeriją, prodiuserį taip vadinamą. Nežinau, ar būsiu teisus, man atrodė, kad mes tų terminų nežinojome, studijos mano vyko 90-95 metais, tai tokių terminų kaip prekės ženklas mes nežinojome. Apie tai nekalbėjom, nes studijos buvo tapybos, o ne marketingo reklamos, tai vėlgi apie tai vizijos tokios ir strategijos nebuvo diskutuojama. Sakykime, netgi tokių gerų pavyzdžių taip pat neturėjome kaip štai, kad visi dabar sėkmingi autoriai, kaip Narkevičius, Urbanai ar ten kiti pasaulio garso mūsų Lietuvos atstovai, tuo metu jie irgi tik tai ėjo pirmus žingsnelius ir darė pirmosius savo projektus, su kuriais vėliau, sakykime, nuėjo tolyn. Tai dabar atgal mes galim diskutuoti, daryti pjūvį, kas buvo gerai daroma ar blogai ir kur nuvedė kokį menininką tas kelias, bet, sakykime, strategijos tikrai tokios nebuvo ir vizijos, kad kaip save norėtum būti matomu ar kaip save sukurti, vėlgi tas toks, nežinau, ar kas stengiasi tą daryti, ar tokių turime žvalgių menininkų, kurie iš tikrųjų tą bandytų daryti. Gal šiandien jau kitaip, šiandien aišku, komunikacijos priemonės, Instagramai, Twitteriai, TikTokai, Facebookai, nenori priverčia, nenori, tu jau dalyvauji tame. Kiek tu esi aktyvus socialinėje erdvėje? Mažiau aktyvus negu kiti matau, nes kiti pažiūriu ir aktyviai, sistemingai kažką dėlioja. Pas mane gal aš pats savo kažkokias fragmentuoju tas istorijas tokias, net nežinau, iš tikrųjų, dedi ne savo, dedi kitiem, nei savo galėtum atsiversti kompiuterį, pažiūrėti. Tai jeigu įdedi fragmentą paveikslo arba, sakykime, kaip aš pavadinu, citatą, tai seną kokio paveikslo galbūt fragmentą, kartais susietą su kažkokia nuotaika ar siužetu, galbūt gyvenimišku, nebūtinai paaiškinama tai, bet, sakykime, ta dėlionė kažkokia vyksta, bet galbūt kaip iš tavo pusės, iš rinkodaros, be kažkokios sistemos ir strategijos. Parduoti savo darbus internetu? Taip, kad turėtum ką įdėti krepšelį, įkelti ir parduoti, taip ne. Taip ne, bet tikrai yra, kaip sako, susidomi žmonės, nebūtinai net iš Lietuvos, įkėlus būtent darbą į kažkokią į tinklus. Yra taip nutikę ir, kaip sako, sekmadienio rytą tingiai kėlus paveikslą, jisai parsiduoda per 15 minučių. Parsidavė, sakykime. Ir žmogus, moteris iš Danijos, našlė, kuris sako, aš jau praradau vieną darbą, nesuspėjau ir jinai puolė skambinti į galeriją nedarbo metu, kad nepaleisti to kūrinio, nes jis būtent buvo
tuo metu Danijoje, bet, sakykime, aš tik kaip iliustraciją sekmadieninę įkėliau į tą, sakykime, į tuos tinklus. Danija. Beje, labai turi galeriją, kaip čia pasakyti, turi galeriją, neturi, tave turi. Pristatomas esu jo. Esi pristatomas vadint, ja. Danų galerijos. Dirbu su Danų galerija, dirbu. Bet ir ryšys ir tas pats marketingui labai išnaudotas kontaktas ir užsakymas karališkosios šeimos. Ar dar palaikai tą ryšį? Taip, ta visa istorija labai įdomi ir unikali, kaip sakau, mums, kaip apskritai pradžia, jau, jeigu pradėjai nuo pačios Danijos, tai Danijos atsiradimas yra kaip partnerio, kaip šalies pakeitusios turbūt arba sukūrusios, atvėrusios daug naujų pozicijų mąstyme, bendravime, elgsenoje, draugų suradime. Tai toks, nenori, taip gausi, kad per meną atradai šalį, kuri sudėliojo, net padėjo susidėlioti kaip asmenybė, sudėliojo mane kaip su tam tikrais kriterijais ir tam tikrais požiūriu į gyvenimą, į pasaulį. Kada įvyko tavo pirmasis kontaktas su Danija ir kas? Labai simboliškai įvyko, tai sakytum taip, šventiškai, nes buvo 96 metai, buvo Europos kultūros sostinė Kopenhagos ir Lietuva siuntė savo delegaciją ir buvo, sakykime, atrinkti menininkai ir visa, sakykime, ta kultūrinė komanda, kuri atstovavo Lietuvą iš jaunųjų autorių. Tai aišku, aš dėkingas, kad visų narių neišvardinsiu, bet žinau, kad tikrai buvo Dalia Kasčiūnaitė, dar kažkas ten iš savivaldybės, kur sakyčiau, kad mane pamatė, pastebėjo kaip jauną autorių, metai tik baigusi akademiją ir įtraukė į šitą, sakykime, kompaniją ir tada 96 buvo pirmas mano pasirodymas su tapybos drobėm Kopenhagui. Sudalyvauti parodoje, sudalyvauti renginiuose, sudalyvauti jos pačioje Sandra Straukaitė demonstravo savo kolekciją. Visi, sakykime, tie kūrėjai, kurie iki dabar yra kūrentis, nemažai jų ir aktyviai kūrentis ir Lietuvoje neužmiršti. Tai sakykime, tas simboliškas mūsų išėjimas kaip jaunųjų autorių prisistatymas, jisai labai daug iš jo tikėjomės ir atrodė, kad taip jau įvyks sprogimas, tai kada paveikslai vėl grįžo į Vilnių, toks truputį buvo nusivylimas. Nes atrodė, kad viskas turi labai greitai įvykti. Bet iš tikrųjų šiandien žiūrint, tai greitai viskas ir įvyko, nes jau turbūt 97 ar 8 jau kaip sakyt, Danų galerija mane pakvietė bendradarbiauti. Tai viskas tas po metų, po 2 jau, sakykime, išsivystė į profesionalius tokius santykius. O kada patekai į karališkosius rūmus? Čia buvo jau vėlesnė, jau čia praėjo 10 mūsų bendradarbiavimo, darbo, kūrybinio ir visokio kitokio su galerija. Ir 2004 pirmas buvo. 4 buvo seansas tapymo, tai sakykime, tas pats projektas gimė, man atrodo, negimė, bet vizija ir užkulisinis darbas prasidėjo man nedalyvaujant, turbūt gal kokie 3 metai ar 2 prieš tai. Po to viskas buvo nutylę, tokį štilių ir atrodė man, kad tas pokalbis su galeristu, kad Vilmantai, ar tu čia tapytum, ar norėtum, ar išdrįstum, jeigu tai būtų, tai man atrodo, čia buvo tokia, kaip sakom, nesakau, kad girtų pašnekesys, nes mes buvom blaivi, bet galvom, matyt, čia kažkas, taip sakant, ta tema tokia užgeso. Ir buvo netikėta, aišku, kada buvo tas skambutis ir viskas buvo patvirtinta ir kaip sako, po naujų metų sausio ten, meluoju, vasario kažkelintą atvyksti tapyti. Tai kaip viskas pavirto realybę. Ir kiek turėjai tam laiko ir kaip vyko procesas? Meno pasaulyje portreto kūrimo, sakykime, kūrime, kiekvienas, aišku, menininkas turi savo kelią. Ir yra visiškai, kaip aš sakau, yra dirbti normalu iš natūros, kaip mes dabar kalbamės ir aš kaip galėčiau daryti dabar galbūt eskizą tavo ir sukurti kažkokį jau kūrinį.
gali dirbti su medžiaga, su fotografijom dabar atliktom, su kažkokiam galbūt dokumentacija tavo paties gyvenimo ir visa kuo, ir iš to sudėlioti portretą vėlgi. Tai tas kelias labai įvairus ir jisai yra, kaip sakau, priimtinas ir manyčiau, šeima net labiau buvo linkusi, kad aš pasirinkčiau tą tokį fotografinį dėlionę ir kūrinio kūrimą, netgi be kažkokio ilgalaikio to bendravimo kartu. Aš pasirinkau kelią, kad tapysiu tik gyvai. Ir mano atsakymas buvo, klausiant, kaip čia vyktų tas darbas, sakau, kad aš dirbu tik iš natūros, nes toks mano kelias ir man reiktų skirti minimum 2 savaitės, bent jau įpusėti kūrinius ar taip toliau, bet su gyvu pozavimu. Nes tuo metu aš kažkaip savo galvoju, arba ta istorija turi būti tikra, kaip dabar mes sėdim ir kalbamės, arba jeigu aš tik aurimą tapysiu, gavęs iš rūmų fotografo 10 nuotraukų, arba leis man pasidarytas kelias nuotraukas, tai bus kažkas tokio, bus kita istorija, kita pasaka. Tai, sakykime, tas mano pasirinkimas buvo tokia, lyg ir nesakau provokacija, bet toks, sakykime, savęs pastatymas, kad norėčiau gyvo pozavimo ir susitikimo gyvai. Ir tas buvo patvirtinta. Taip, šeima tam Aleksandras su Joakimu, jie paaukojo savo žiemos atostogas ir skyrė laiką ir, sakykime, pradėjom tą darbą su to tikrų pozavimu. Kas nėra lengva, nes tuo metu aš tapau, nors ir, sakykime, įtampoj galbūt ir kažkokio strese, bet modeliui nėra lengviau, nes stovėti, pozuoti, tam, sakykime, minimum 1,5–2 valandas, tai nėra paprasta irgi, nes, sakau, yra tas portreto tapimas toks, kada dažnai modelis ar personažas patenka irgi į savo neįprastą gyvenimiškai situaciją. Tokiam seanse jisai nenori turi paklūsti. Ir tas ne visiems būna priimtina. Priimtina taip, bet ne visiems tai yra patogu ir jauku. Aš žinau, kad tu baigus tapyti gavai dovanų princesės suknelę, taip? Tai buvo ne dovana, o tiesiog, kaip čia pavadinti, nesureikšmintas atidavimas ir ne suknelė, o kostiumėlis, su kuriuo jinai pozavo. Ir kaip moteris, turėjusi pozuoti 2 savaitės tuo pačiu rūbu, sakė, kaip aš nekenčiu jau to rūbo, čia vis kasdien tą patį užsidėti ir su juo stovėti, tai sako, aš jau išmesiu kažkur į šiukšlyną. Kažkur jau išmesiu, nes jau man įsigryso va taip. Tai toks ir buvo tas iš konteksto, kad, sakau, jeigu išsišmesit, tai aš visai mielai jį pasimčiau tą. Sakau, kam tau reikia to rūbo, tarsi, ką tu su juo darysi. Sakau, man tiesiog kaip yra, kaip šito viso atsiminimas, kaip įvykis. Kaip kartais, kaip sakau, ir akmenukas gali būti atsiminimas, ir teptukas nudroštas, ir tas pats tas rūbas, kuris atsiradęs paveikslė, jisai vėlgi kažkokias įgauna kitas prasmes. Tai tas ir buvo, kad paskutinę dieną atsisveikinant, jinai tiesiog princesė Aleksandra atėjo su supakuotu to kostiumėliu ir tiesiog be jokių sureikšminių jį perdavė, sako, galėsi tu išmesti, jeigu norėsi. Koks likimas yra to kostiumo? Žinau, kad jis buvo įrėmintas. Taip, jisai, kaip sako, jisai mūsų šeimoje, kaip aš sakau, ta istorija yra man reikšminga ir aš jį įrėminau. Dabar labai nudžiugino paskutiniai mo parodoj, nenudžiugino, bet sudomino, kaip Sandras Rukaitė įrėmino savo 90 metų kostiumus. Į vakumą susiurbė. Tai aš įrėminau kitaip, gal tradiciškai, bet man tai toks, kaip sakau, simbolika paties laiko, įvykio ir paties ne tiek, kaip sakau, kalba ne apie rūbą, bet kalba apie laiką ir apie atsiminimus. Yra, žinai, populiarūs aukcionai, kur garsenybių daiktai, rekvizitai yra parduodami. Ar tas kostiumas parduotinas? Čia dabar nematau aplinkui skudrų mėtantis. Ir aš kai atvykau, sakau, gal
atsivežiau dažus, molbertą, viską ir kažkaip naudoju, daug tapytojų turbūt naudoja, kai tu tapai, pamirkai terpentiną ir valai skudurėlį teptuką, tiesiog pravalai, neplaunė kiekvieną kartą iki švarumo, bet jį prasivaloma su skudurėliu. Už tai toks yra vienoje rankoje skudurėlis, kitoje teptukas ir toks esi, toks va tokia tavo. Ir žiūriu, kad aš neturiu tų skudurėlių ir aš kažkaip ten užklausiau, neatsimenu dabar ko, gal ir paties princesės, gal jūs turit kokių nereikalingų skudurų, ar kaip sako, vėlgi buvo klausimų, kas čia, kaip čia, kas, nesvečias, bet dailininkas klausė. Sakau, man tam ir tam reikia, tokiam, tai sakau, man tinka kažkokia, sakau, galbūt naudota patalnė, ar medvilnė kažkokia. Tai ko gailiuosi, kad aš gavau, tikrai turbūt buvo, kaip sakau, pagalvės ar patalinės su išsiuvinėtom inicialais. Taip, su išsiuvinėtom heraldikom. Ir aš tiesiog jas va taip, kaip sako, skudurais ir paverčiau. Ta visą dabar turbūt galbūt būtų visai įdomios relikvijos tas išsiuvinėtis tapytojo skudurėliai. Mes beje, žinai, klausantis tavęs, matau, kad turime labai daug paralelių. Tu 96 metais, aš 97-ais pirmą kartą nuvažiavau į Daniją ir man tai padarė labai, labai didelį įspūdį, pakeitė suformavo mano viziją, kaip aš kokiu profesiniu keliu noriu eiti, kokią sukurti šeimą, namą, kaip viskas vizualiai turi atrodyti, kaip mokėti džiaugtis gyvenimu ir visur matyti ne klaidas, nesėkmes, o galimybės. Kokį tau tuo metu padarė įspūdį Danija? Ir beje, kol tu galvoji, ką atsakyti, kita paralelė, tu tapėjai Aleksandrą, turi jos relikviją, aš turiu nuotrauką su tuometinės karalienės sese. Benediktą. Iš 97. Ne iš 97, čia buvo... Jinai vėliau buvo atvykusi į Lietuvą. O aš nuotrauką Danijoje, mes susitikome žirgų lenktynėse ir ten nusifotografavom. Tai čia dar ne viskas, dar ir badmintonas, apie kurį mes pakalbėsim. Tai smagu. Tai grįžtant prie mano klausimo. Nesakau, kad aš turėjau strategiją apie Daniją, nes apie ją nelabai aš ką žinojau. Bet tos kultūros sostinės, kada pamačiau pirmą kartą Kopenhagą. Bet taip sukrito korta, kad tuometinis Šiaurės kraštų ministro biuro vadovas buvo irgi Danas Ebefletov. Per Ebę susidūrimas buvo su kita Danų šeima, kuri Elizabet ir Denis Nandės, kurie tuo metu vėlgi čia Lietuvoje dirbo, jisai su švietimo ministerija Lietuvos konsultavo. Ir išsilgė savo žmonos, jie atvykus į Lietuvą, jisai ieškojo dailininko, kas galėtų nutapyti jos portretą. Tai Ebė mus suvedė ir mūsų keliai suėjo ir aš, sakykime, atlikau tą užsakymą, vieną iš pirmųjų Danų portretų. Tai, sakykime, jų tas noras užsidegimas menui viskam atvedė prie to, kad jie ėmė kolekcionuoti mano darbus, įsigyti jų ir gana intensyviai, sakykime, per trumpą laiką. Ir tas privedė prie to, kad tada nepradėjo artėti. Tik tai iš jų paskui atėjo tokia frazė, sako, Vilma, tai mums labai patinka tavo kūriniai, bet mes negalėsim visą gyvenimą pirkti jų. Toks jau pragmatiškas žvilgsnis vyresnių žmonių. Ir sako, atvykite su Indra į Daniją, šiaip pasižiūrėti, kas tai yra ta Danija. Jie Jutlandijoje gyvena ir mes ten, kaip sako, atkeliavome. Tai buvo susidūrimas su ta tokia kultūra ir kaip ta kultūra yra vartojama ir kaip pristatoma. Tas pats Herningo muziejus yra kilęs, šiandien mes turim jau pavyzdžių mecenatų, kurie Lietuvoje pastatė muziejus, bet tuo metu to nebuvo ir sakykime, aplankyti muziejų, kuris buvo iš tekstilės marškinių fabriko, savininkai, būdami jauni, 30-mečiai, jie nusprendė, kad
nuo kiekvienų marškinių viena krona eis menui. Čia jų pačių sprendimas, ne bordo, ne valdybos, ne... Ir jie taip užsidegė visą tą darę, jų visas ofisas, visa gamykla buvo pakviestas menininkas, dizaineris, kuris eiliniam siuvėjam, ne eiliniam siuvėjam, bet siuvėjam, reiškia, gamybiniam sektoriui sukūrė spalvinius sprendimus, baldus, ofisus, viskas pavirto meno kūriniu, pati gamykla, ta siuvykla. Herningas buvo tas pats miestas ir tų kolekcionierių Nandės šeimos, tai ilgus metus jų namas buvo tapęs toks kaip ir žinomas dėl tos gausos mano kūrinių ir jie darydavo atvirus žmonėm, kaip neskaupiant studiją, turbūt atviras namas būtų, kada žmonės tikrai atvažiuodavo ir galėdavo žiūrėti ir jie vesdavo mielai tas ekskursijas ar pasakodavo savo jau istorijas tais kūriniais. Tai vėlgi toks buvo visiškai unikalus, sakau, buvo, nes šiemet tas namas yra parduotas ir jisai išnyko iš istorijos šita dalis, bet tai buvo tikrai daug metų, kur ir mūsų ambasadoriai lankėsi ir šiaip, kaip sakau, ir danai, ir lietuviai, kur tokia vieta buvo unikali. Danija atrodo toks stiprus ryšys ir davęs didelį pagrindą tavo tolimesniai karjerai. Bet jūs parinkot vaikam ne danų mokyklą, ne danų kalbą, o prancūzų. Ir dabar dukros Prancūzijoje, ne Danijai. Čia kitas eksperimentas arba gyvenimo neskaudovana, nes jis dar neaišku, kur nuves. Bet taip sutapo. Neturiu nieko prieš Prancūziją, bet nebuvo, kad be visų tų, sakykime, stereotipų, kas yra Prancūzija, nebuvo tokios vidinės ar kažkokios meilės, tai, sakykime, Prancūzijai kaip Prancūzijai. Bet taip sutapo gyvenimas ir laikas, kad prancūzų mokykla tuo metu įsisteigus ir darželis Vilniuje. Mus paviliojo ten Audris Gražys, kurio jau dukra mokėsi. Taip pat kitų draugų vaikai mokėsi ir mane tas labai nustebino, kad jie iš tikrųjų kalba prancūziškai, tie maži vaikai. Negalėjau aš patikėti, man atrodo, kaip čia taip. Tai nutarėm pabandyti, pradėjom su darželiu. Apie darželius vėlgi įdomus toksai kontekstas, kad pradžioje, kai mes atsikėlėme į Pavilnį, vis tik tai buvo regionas, kuriame buvo įvairios kalbos. Rusų, lenkų, lietuvių ir visi mišiniai, kurių net aš kaip iš Kauno atkeliavęs nelabai nesuprasdavau, kai kurie terminai kokie yra, kas apie ką kalbama. Bet mes nusprendėm, kad Teodora vyresnėlė turėtų eiti iš Pavilnio darželį ir, kaip sako, būti su visais ir auklėtis kartu su kaimynų draugais. Ir kada studijų buvo jom vis tik tai kaip ne tėčio studija šventa, o būdavo žaidimo aikštelė ir teatro scena, tai Teodora sako, Martina, ateik pažaisti. Ir pasidėjus ant molberto dažus, dėžutes visokias ir visą kitą, ką čia rado gražaus, pakvietė Martiną į parduotuvę, žaidė parduotuvę ir sako, Martina, nori pivą? Pivos nori? Sakau, Teodora, kas ta piva? Nu, piva yra piva, ką tu tėti nežinai. Ir jį pardavinėjo pivą. Tai čia buvo Pavilnio darželio, kaip sako, mokykla. Po sezono prancūzų mokykloje aš buvau nustebęs, kad mokykla įteikė mum metų knygutę, kur buvo daugiau ne darželio, ne vaikų piešinukai ir kažkas, bet tarsi mokyklėlės, net sąsiuvinukas. Ir Teodora vėlgi įsiviliojus kaimynų berniukus du ir Martyną į mano studiją, staiga paskelbė, kad vėl eina žaisti ir žaidimas buvo mokykla. Ir visi berniukai buvo susodinti ir turėjo jau mokintis. Buvo šokę, kad čia ne žaidimai bus, o mokykla. Tai aš kalbu apie tos, kaip sakau, kryptis, tas kartais nori aplinka mūsų įtakoja. Ir nesakau, kaip aš sakau, kad buvo kryptis Prancūzija, bet nemanau, kad tai buvo kažkaip neteisinga.
Taip, tai yra nauja šalis, nauja kultūra, nauja istorija, bet vaikus jinai veda kažkur tai, kur net aš dabar nežinau kur. Tik tai noriu pasakyti, kad kaip be būtų keista, esu gimęs Prancūzų gatvėje Kaune, kur man pasakodavo vaikystėje, čia ėjo kažkoks Napoleono kelias, kai ūris ėjo, kas tas Napoleonas, mums mokykloje niekas nepasako, bet Prancūzų 88 namas mano buvo kaip adresas ir man jis atrodė toks, būtent keistas pavadinimas, nes apie Prancūziją mes iš vis tada nieko nežinom. Aš gyvenu Graikų gatvėje, įdomu, tai dabar ko išsivesti į Graikiją. Bet vaikai taip, Teodora mokosi Paryžiui 3 metus Kors Florent, tai yra teatro dramos mokykla. Šiandien trečiadienis, rytoj stoja į Nacionalinę konservatoriją egzaminai. Tai žiūrėsim, kaip pavyks, bet kol kas jaučiasi labai užtikrintai, gerai ir kaip sako, su įdomumu mokosi. O mažoji princesė Martina, ką pasirinko? Princesė Martina, taip, jinai pas mus iš tikrųjų daug masto, daug galvoja, daug analizuoja, jinai norėtų eiti bent jau kol kas ir taip rinkosi universitetą į smegenų mokslą, bet turi pradėti nuo biologijos. Tai studijuoja biologiją Montpellier universitete. Taip, kaip sakyt, 2 seserys visiškai priešingose geografiškai Prancūzijos vietose, kas šiaip nelabai patogu tėvams, bet yra kaip yra. Tai kol kas vėlgi po pirmos sesijos iš 600 studentų sureitinguota numeriu 25. Tai vėlgi manau, kad tai yra labai daug. Ir vis tik tai yra, jau nenoriu nuvertinti tapybos, bet kaip aš sakau, kai studijau tapybos, bet gal tą, ką mėgsti, visada yra lengva, nes tu atrodo, ką tu darai, ką moki ir kaip nori, tapai savo šiltą, šaltą, netgi nereik natūros, gal sekt gali ir iškraipyti figūrą. Tai atrodo labai, kaip sako, nesudėtinga, bet kai reikia spręsti chemiją, biologiją, matematiką ir visą kitą, tai man atrodo nėra paprasta. Martina, žinau, žiūrėsi, sveikinu, didžiuojas, džiaugiuosi. Su Martina mes esam badmintoną kartu žaidę, tai patys gražiausi prisiminimai. Manau, kad šiaip aš taip spėju, kad 8 metai ir 9 praleisti jos badmintone, vis tik tai, nežinau, ar jinai pati taip sakytų, vis tik tai davė tokių patyrimo to, kad pasiekti lygį, vis tiek jinai buvo Lietuvoje ten, sakykime, 9-ukė, 10-ukė tarp Lietuvos moterų žaidžiančių, tai kad pasiekti lygį turi įdėti daug pastangų ir daug darbo. Ir jinai tą suprasdavo po kiekvienos vasaros, kada, reiškia, vėl sezonas prasideda, jinai nenorėdavo sugrįžti neformai, tai jinai pasiimdavo asmeninį trenerį, padirbdavo intensyviai ir tada grįždavo į klubą jau, sakykime, tokioj savo Martinos formai, kada galėdavo išstoti taip, kaip ir pavasarį išėjusi galbūt. Tai tas matyta, manau, kad ir tas jos sistemingumas mokantis, ruošiantis egzaminą pas ją yra išlikęs, kad turi įdėti, kad taip nesigauna taip kaip formas nestatysi per 3 vakarus, taip ir sportinės formos. Taip turbūt ir tam egzaminui nepasiruošė per vieną naktį. Aš taip galvoju. Gal Martina tavo interviu kada nors pasakys kitaip. O kaip tu dabar gyveni, kai dukros išvyko ir jų nebėra namuose? Mūsų, sakykime, gyvenimas su Indra yra, kaip būtų keista. Pirmą kartą mes likome vieni, nes kada aš susipažinau su Indra turėjo Gabrielę jau 4 metukų ir mes, sakykime, nuo pat pirmų mūsų pažinties laiko periodo mes jau, sakykime, buvo mikro šeima. Tai toksai, kaip dabar po tiek metų praėjus, mes esam visiškai vieni. Ir tas toksai yra, sakykime, vėlgi naujai turbūt naujas iššūkis patiems ir
Ir, sakykime, tai bet nėra kažkoks liūdėsio apimtas periodas, gal daugiau laiko yra pamastymui, nebeliko vairavimo į treniruotės ar į mokyklas ar kažkur, tai tas toksai kaip ir atpalaidavo visą grafiką dienos, bet bendravimui laiko lieka, kūrybai taip pat. Dabar tik tai vėlgi, kaip ir visada, turbūt pačiam savo kokius iššūkius keli ir kokius iššūkius tau sukuria, nežinau, aplinka, gyvenimas, galerijos tos pačios, partneriai, susidarimai kitose šalyse visada labai vilioja, nes, kaip aš sakau, labai įdomu išgirsti, ar tave girdi ir kaip girdi tavo kūrybą. Ar tave supranta, ar tave priema. Tai sugrįšiu prie Danijos šito ratu, kad Danija buvo tuo unikali, kad mano kūryba buvo, sakykime, galeristas priėmė 100% toks, koks aš esu. Ir žiūrovas per keletą metų irgi priėmė tai kaip realybė ir, sakykime, mano paties kaip asmenybė ir kūrėja toks, koks esu. Ir mano kaita vyko jau kartu su žiūrovu. Man reikėjo prisitaikyti, atvežti kažkokį produktą, kūrybinį pritaikytą, pakeisti, kaip sakau, spalvyną ar kažką tai. O Vilmantai, koks tu esi, kokį tave reikėjo priimti ir kodėl tai skamba, kad tai buvo kažkoks tarsi iššūkis priimti? Ne, aš ne apie personažą, personalę kalbu apie kūrybą, bet kūryba tai jinai buvo, sakykime, spalvota, ekspresyvi, tuo metu Lietuvos kontekste galbūt, bent jau pasak kritikų, tai buvo tokia aitriom spalvom, galbūt kartais ir neprimtinom Lietuvos tapybos kontekste, tapomi tapybos kūriniai, siužetai tokie kartais provokuojantis to pačiu kūniškumu ar ten situacijom, kartais manipuliuojama kažkokiais, kaip sakau, siužetai, pavadinimai ir tai nebuvo vien, aš taip manau, kad tai nebuvo kūriniai papuošti namus ir pasipuošti, kaip sako, interjerą, nes vis tik tai man norėjo pagauti žiūrovą ir iškelt kažkokius, ne kažkokius, bet iškelt jam klausimus ir tam naudojau, sakykime, kaip įvairiausius galbūt momentus, nebūtinai naudojau dirbtinai, bet jie natūraliai atsirasdavo. Tai kokius klausimus šiandien kelia Vilmantas? Po COVID atsirado toks vandenyno motyvas, vienatvės ir jeigu šiaip mano ta kūryba tokia reksminga ir triukšmaujanti, tokia, sakykime, vizualika tas spalvomis, tai nežinau kaip, bet visgi ten buvo tokia mūsų bendra su draugais kelionė. Ir ne pirmą kartą mes jūroje ir sakykime, kažkaip vienatvėje, bet tuo metu man kažkaip tas pamatytas toks motyvas žmogaus laivo priekį, horizontas, labai tokie, sakykime, standartinis vaizdas, kaip gali būti saulėlydis, saulėtekis, žvaigždė, taip vienišas žmogus vandenyne, kuris, kaip sako, turi įveikti, kažkaip mane pagavo ir po pusmečio aš kažkaip sukūriau tada tokį tą pirmą tapybos darbą. Ir kas po to mane nustebino, kad Vojulavičius po to išplaukė per tą Atlantą, tai gavosi tas kūrinys toks kaip iliustracija net to jo veiksmo, kuris aišku daug sudėtingesnis negu nutapyti paveikslą, įveikti Atlantą gyvai. Bet man tai buvo taip netikėta, kad ir džiaugiausi, kad aš nutapiau anksčiau negu jis išplaukė, nes po to būtų tik kažkokia citata. Nes tą, kai jis dėjo į Instagramą ir dėjo tos vaizdus, tų tikro vandens ir tikro tos emocijos, tai va tą lyg tai aš norėjau tam paveikslę ir eilė tų paveikslų atsirado ir perteikti apie būtent tą žmogaus galę, nebūtinai, kaip sakau, tą fizinę galę, bet apskritai kūrėjo, kur tai veda, kur šeimoje, biznėje, kūryboje, sporte, kaip pasiekti tą
ir ko tu sieki apskritai, į ką tu plauki ar ko tu sieki. Tai va tas tokio vienišo žmogučio, sakykime, kelias kažkur. Tai buvo toks motyvas atsiradęs, man pačiam toks naujas liktai. Dažniausiai personažai pas mane pastinka žiūrovą ir nori kontakto, nori bendrauti akimis, vaizdais, judesiais. Tai šitas buvo būtent atvirkštinis nusisukęs ir paskui turėjai, kaip žiūrovas, turi jį sekti. Jisai su tavim net nesikalba, tas, sakykime, motyvas. Tai, ar to kūrinio personažas. Tai sakykime, čia man pats tokia buvo posūkis į kitą pusę. Tai aš tokių nebandau išgryninti kažkokių tezių. Tokių, kad pats jų laukiu gal kaip, iš tikrųjų, kaip kokio labai džiaugiuosi ir saik savo linkėčiau sulaukti kaip staigmenos, kaip dovanos, naujos idėjos, naujo kažkokio impulso ir sakykime, tos kažkokio kūrybinio atradimo tokio. Ką tu išgyveni per savo parodas, pristatymus darbų? Matai faktą, ką esi sukūręs ir ką pasiekęs ir galbūt, tas yra toks, kad tame pjūvėje pamatai, kad gal trūksta dar kažkokios sluoksnio ar kažkas dar galėtų būti. Tokia apima, neskau liūdesys, bet tai apima toksai, matyt, save pamatyti ir veidrodį ne visada turbūt. Retas, nežinau, aišku, yra, kas labai džiaugiasi save matydamas, bet dažniausiai iš tai žiūrint, tai turbūt nesidžiaugi. Geriau, kaip sakai, turi vienas savo mėgiamą 3/4, kitas profilį, dar kažką. Tai arba geriausiai jautiesi, nes tada įsivaizduoji, kas esi, bet nematai, kas esi iš tikrųjų. Tai pamatęs parodoje kūrinius, pamatai, kas esi iš tiesų. O kaip reikėtų išsirinkti tavo kūrinį? Jeigu, tarkim, man patinka tavo kūryba ir visa patinka, o galiu išsirinkti tik tais vieną. Kitų autorių kūryboje mane domina, kas mane provokuoja, sudirgina, paveikia, veikia mane kaip žmogų gal. Galbūt aš savo ieškau tokių kažkokių, neskau dirgiklių, bet ieškau savo poveikio, kad tas kūrinys paveiktų turbūt net mano tokią fizinę ir psichologinę būseną kažkiek dirgintų ar veiktų. Galbūt pats, sakykime, vartotojas erdvės tas, jisai pasirenka tą kūrinį kaip ir sakykime, vieną labiausia provokuojančių kūrinių Odė praraboje Gidijui, kuris, reiškia, apie prasikaltusi statybininką, kur personažas yra nuluptos odos per monstras ir visa kita su visom vyriškom regalijom. Jisai kabo solidžios įmonės ofise, vadovo kabinete ir tai tapo iš mano, kaip sako, kerštui situacijai ir pačiai ir galbūt psichologiniam iškrovai, jisai tapo įmonės netgi simboliu, kur jie pasakė, mes Vilmantai, tapyba mums patinka, tavo istoriją paliekam tau, pas mus jisai yra su kita istorija, mums patiem ir tai yra no limits istorija. Tai yra, kad jų kompanijai nėra ribų, kad viską, ką jie sieks, jie pasieks ir padarys. Ta prasme, jau jie sukūrė patys visai kitą strategiją tam kūriniui. Ir iš to kūrinio pavirto, kad pradžioje jis šokiravęs darbuotojus ir gluminės, jis pavirto kūriniu, apie kurį žino visi 300 darbuotojų. Vilmantai, ką daryti, kad kūrybos atsirastų vis daugiau visuomeniniuose objektuose? Mūsų apkalbėtoj Danijoje tai yra puikus pavyzdys, kaip pati valstybė investuoja į visuomenės estetikos pojūčių lavinimą, kūrybiškumo lavinimą ir daug labai darbų nugula ne tik interjeruose žmonių, privačių, bet ir visuomeniniuose objektuose. Kodėl mūsų visuomeniniai objektai pustuščiai?
čia turbūt tokia labai paprasto atsakymo nėra, nes yra tradicijos, yra įpročiai, yra turbūt net ekonominės sąlygos sukūriamos kūriniam atsirasti, tai turiu omeny ir kažkokia mokestinė bazė tinkama, bet pirmiausia turbūt yra noras ir natūralus galbūt noras būti su meno kūriniais. Nes kažkada toks Danų irgi įmonės vadovas, kuris ir Kaune turėjo tekstilės įmonę, sakė, pas mus Danijoje, sako, jeigu tuščias ofisas, tai įmonė arba tik pradeda darbą, arba jau bankrutavo. Ta prasme, kad tai yra tiesiog nepriimtina turėti baltas sienas. Čia atsakymą reiktų jų klausti, kodėl. Ir toj pačioj įmonėje, toj pačioj Kauno siuvykloje, kurio dirbo siuvėjos, jisai pradėjo pirkti ir kabinti meno kūrinius. Ir pradžioj tos moteris buvo, lengvai tariant, šokiruotos, nes jos, kaip, sakykime, galbūt mieliau laukia kalėdinio to paketo su antim, kava ir ten kažkuo tai dar sudėto, kiekvienai parsinešt namo, negu kad jom užkabina tapybos darbą ar pastato skulptūrą. Bet po 10-mečio, nes dabar tos įmonės nėra, bet aš su jom kalbėjausi ir jos sakė, dabar mes supratome, mes didžiuojamės, kad mes gaminom, mes dirbom visai kitokio erdvėje, negu mūsų draugės dirba kitoj siuvykloj. Ir ką jos pajuto, reiktų jų paklausti, bet jos žinojo, kad jos dirba kitoje aplinkoje, kad jų menininkas yra toks ir toks, ar toks ir toks, su tokia ir tokia istorija. Ir visa tai jom buvo, pasirodo, po to pridėtinė vertė, kuriuose parsineždavo net namo, ar į šeimą, ar į draugų ratą. Mano viena draugė, Danė, jinai dirba ligoninėje, slaugytoja ir pasakojo, kaip darbuotojai visi ligoninės dalį savo atlyginimo, labai simbolinę, perveda, investuoja į tapytojam, jauniesiems tapytojams, taip juos palaikydama. Ir visada turi jų darbų parodas ligoniniai, o iš to sukurto fondo, kur per metus prikapsi, turi galimybę metų gale įsigyti tam tikrus kūrinius jau iš parodos ar aukciono metu, ar tiesiog taip tarsi ir tu turi kūrinius, kurie tave supa kiekvieną dieną, tu ir palaikai tapytojus ir įsigyji galų gale. Amžinai Lietuvoje toks klausimas didelis, nes visi jau suprantam, kad atlikėjų, muzikantų kaip ir honoraras kažkaip jau kaip ir natūralu. Tuo tarpu menininkų dažnai ar įmonės, ar institucijos, ar nežinau kas siūlančios parodas ruošti, kaip ir honoraras yra nenumatomas, nes ir tada pateikiama pozicija, kad galbūt kažkas čia nupirks. Bet kas tas kažkas, nieks nežino, nes nieks neįsipareigojęs nupirkti. Tai viena. Ir tada toksai tarsi menininkas ant tiek garbėtroška, kad jeigu jam tik parodysi baltą sieną, jisai greit ją užkabins ir labai didžiuosis ir džiaugsis. Tai tas toksai, kad paroda atneša kažką pačiai tai erdvėjai. Ir galbūt taip pat kaip ir atlikėjas duoda pridėtinę kažkokią vertę, tai apie tai sudėtinga diskusija. Man tas ir meno klubas, man buvo viena iš tokių unikalių pavyzdžių. Aišku, Danijoje labai daug tų klubų yra įvairiausių formų, ne tik meno, bet tas meno klubas buvo toks, ta savanorystė ir kartu būtent parodos įrengimas, kadangi jie turi narystės biudžetą, jie iš to biudžeto gali įsigyti to menininko kūrinį, jie ir garantuoja, kad vienas darbas bus nupirktas. Reiškia, būtent honoraro klausimas prapuola, nes menininkas surengęs ligoninėje parodą, jisai kaip ir parduoda kūrinį, jisai patenka į to meno fondo kolekciją
metų pabaigoje, taip yra, nežinau, kiekvienas klubas gal savo taisyklės turi, ten, kur aš su kuria bendradavau, tai yra paroda ir yra loterija ir tada klubo nariai traukia ir tu gali, reiškia, ištraukęs numeris 1, išsirenki šitoj kolekcijai, kurį nori. Labai fainas formatas. Ir kad nebūtų nusivylusių meno klubo narių, tuo metu, kuo aš sudalyvau, kad jie užsakė sukurti ribotą tiražą litografijų. Reiškia, dar šalia originalų dar buvo grafikos darbų serija, kurią jau, dabar bijau pasakyti, ar įsigijo, ar gavo kiti klubo nariai. Ir buvo man unikalu, kaip sakykime, aš jaunas tas autorius, sėdžiu prie savo tiražo su litografijom ir stovi eilė daktarų, chirurgai, profesoriai, rimti žmonės ir visi stovi eilės to gauto autografą, to parašą ir visą ką. Ir tu matai, ant kiek tai yra šventė ir kokia tai yra pozityvus vakaras. O ar bandai kažkam pasiūlyti? Bandžiau, prieš daug metų bandėme tą daryti, bandėm siūlyti vienos galerijos formate, bet tuo metu, bet praėjo jau nemažai metų, tuo metu netgi galerijos klientai ir kaip čia ne patriotai, bet gerbėjai galerijos nesuprato, sakė, mes jeigu reikia, mes galim paremti, tarsi nesuprato idėjos ir kažkaip to modelio idėjos, bet aš manau, kad turi ateiti tas laikas, nes tas pats Danske bankas turėjo, nežinau, šiai dienai, bet 3000 narių per visą šalį. 3000 narių mokantis savanorišką nario mokestį. Tai reiškia, Danske banko valdyba, kuri tuo metu atsakinga, ką įsigyti atėjus į meno mugę Danijoje, jinai yra galingas pirkėjas, nes jinai gali nupirkti brangų darbą, jinai gali nupirkti 20 darbų, tarsime, kad tai yra žaidėjas meno rinkoje ir tokių meno klubų yra per visą šalį tikrai daug. Ką galėtų nuveikti dailininkų bendruomenė ir ar jinai stipri, ar turi raumenį? Taigi čia praktiškai nereiks suburti, yra sąjunga, taip? Taip, yra dailininkų sąjunga, 1500 narių. Tai šitą idėją tiesiog galima būtų vystyti, propaguoti, galima, prodiusuoti. Manau, kad, kaip sako, reikia pranašo. Reikia tas, kuris neštų tą idėją ir ją išaiškintų, kad išaiškintų ir ją, kaip sako, turbūt ne visada, bet kaip sakau, kažkas ieško nekaltų, bet ieško kažko paslėpto, o turėtum paslėptos idėjos nematyti, o matyti, kad tai tiesiog yra papildoma nauda būtent auditorijai, žiūrovui. Tu esi provokatyvus ne tik savo kūryboje, bet ir mėgsti aštriai pasisakyti net ir tai pačiai bendruomenė aktualiais klausimais. Kaip yra, kodėl ta bendruomenė yra tokia didelė, bet nepajėgi išsikovoti vienodų mokestinių sąlygų, lyginant su atlikėjais, dainininkais, muzikantais ir kitais kūrėjais? Jeigu kalbam apie, turbūt šiuo atveju apie lengvatinį PVM įvardintą kultūrai, bet įstatyme kultūra yra padalinta tiesiog į dvi dalis. Į dvi dalis turiu omeny, kad yra lengvata suteikiama atlikėjam, dirigentam, cirko artistam, šokėjam ir kitiem, kaip sako, kultūrą atliekantiems, bet kultūrą kuriantiems, tai yra skulptūra, tapyba, vaizduojamasis menas, fotografija, ne. Tai pateisinimų turi politikai su savo ekspertais, kad vieni atlieka kultūrą, o kiti kūrė prabangos prekę, kurdami meno kūrinį. Bet mano pavyzdys būtų kitas turbūt, jeigu Čiurlionis kurtų šiandien, tai jo koncertas atliekamas pianinu, jo kompozicijos kūriamos, nežinau, ar jis dirigavo, būtų lengvatinė kūryba, lengvatinių PVM remiama kūryba, tuo tarpu jo nutapyti paveikslai jau būtų kaip
apmokestinami visai kitų tarifų. Reiškia. Ir ką daryti mums su paveikslo rekviem žymiausiųjų, kam jį priskirti, prabangos prekiai ar Lietuvos šedevrui, kuris turėtų nešti kitą krūvį. Tai čia tokia diskusija, bet keista, kad, kaip sako, kultūros komitetui dalyvauja ne agronomas ir ne kažkokios partijos žemės nariai, bet vadovauja operos solistas, kuris, manau, kultūrą turėtų suprasti labai plačiai. Ir būtent ta pozicija tokia, kad kultūra yra atliekama opera, bet nenutapoma ant drobės, tai yra keista. Bet kodėl neiškovojama, jeigu grįšim, tai čia taip, čia klausimas, struktūra, asociacija, finansų atstovai sako, yra Europos gairės, ir aš sakau netiesa, nes Europos gairės yra lengvatinis mokestis Belgijai, Vokietijai, Italijai, Danijai, Prancūzijai, Austrijai ir tai jau beveik, nežinau, kiek kitų dar šalių. Tai kur yra ir kur matoma, kad būtent lengvata, kaip dabar Prancūzijoje padarytas 5,5 PVM, kad jisai pavertė Prancūzijos šiuolaikinio meno rinką vos ne antrą po Amerikos, ant tiek galingai sujudėjo, nes natūralu, kad šiuolaikinio meno industrija keliasi į geresnės sąlygas. Tai kažkas matyt žiūri per tai. Čia ne apie kūrybą jau, čia jau yra skaičiai ir dėlionės. Pakalbėkime apie prieinamumą meno ir kainodarą, kainas. Tas pats jaunasis tapytojas, ne? Jisai jaunas, aš žinau pavyzdžių, kur jų darbai kainuoja beveik kaip tavo darbai. Ir kaip čia dabar su tuo? Jie tarsi nori jau nuo pirmų metų ar viską uždirbti, ar jų apetitas didesnis yra. Aš žinau, mes berods esam kalbėję, kad Danijai buvo ar yra kažkoks modelis, kur tau kažkiek tai metų neleidžiama pardavinėti darbų brangiau nei tam tikrą sumą. Čia vėlgi nuo galerijos priklauso ir galerija tada prisiema tą atsakomybę ir menininkas, aišku, gali nesutikti ir sakyti, aš einu tada kitur arba pats užsiimsiu savo pristatymu. Bet nežinau, ar visas, bet dalis galerijų taip, jos turi strategiją vis tik tai, yra pradedančio autoriaus kažkoksai kontekstas finansinis, yra matyti jų jau auginamų ar ilgai partneriaujančių autorių finansinis įvertinimas ir taip, ir galbūt kvestinių žvaigždžių ar kvestinių autorių arba perviliotų autorių iš kitur, kur jau turi sutikti su tom sąlygom. Nes tai turim sutikti, kad vyksta tas irgi ta kova dėl autorių. Kaip sako, kiekvienas lojaliausias menininkas ir galerija, kaip sako, vieną dieną gali nutikti, kad autorius ateina ir pasako galerijai ačiū, arba nepasako ačiū, viso gero, einu aš pas kitą, arba vieną dieną tiesiog užėjus menininkui arba po parodos galerijam gali pasakyti, žinai, viskas taip yra, kad vietoj tavęs turim kitą arba tiesiog jau nebeturim tavęs. Tai čia toksai, kaip sako, lojalumas ar kontraktai nuo to neapsaugo, bet gali nutikti, kaip sako, abiem pusėm taip. Bet gali nutikti ir taip, kad abu auga ir užauga ir atranda grynuolį arba užaugina tą grynuolį, turiu omeny kaip kūrėją, kuris išeina ir tampa įdomus visiems ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. O tai tų jaunųjų tapytojų darbų kainos tave stebina, tave džiugina? Lietuvos jaunųjų tikrai panašios kainos kaip Danijos jaunųjų. Brandžiųjų, vidutiniųjų irgi panašios galbūt, mes gal neturim tos aukščiausios kartelės, kuri yra vėlgi pagal šalis skiriasi, ta pati
Danijos aukšta kartelė bus labai žemesnė už Londono ar New Yorko kartelės. Tai sakykime, prie to prieinam turbūt, kad vis tik tai bendra šalies ekonomika ir verslo pajėgumai irgi diktuoja kainas ir perkamumą iš galerijų ar iš aukcionų, sakykime, ribas tas tokias. Tai jaunas tam turbūt ir yra jaunas, kad visą laiką, kaip aš sakau, jaunas turėtų visą laiką norėti, turėtų ir gerbti, bet turėtų visą laiką nustumti ir nugalėti vyresnį menininką. Arba tai ta prasme jis, manau, kad jo ambicijos yra įrodyti, kad jis yra geresnis turbūt. Kaip tu jauti apie savo darbus? Ar jie yra įperkami, neįperkami? Jie nėra brangesni už jaunesnių autorių kūrinius, tai dėl to manau, kad prieinami. Tavo darbų vis dėlto lieka daugiau Lietuvoje ar iškeliauja? Pagal šiai dienai galėčiau įvardinti, daugiau yra iškeliavusių negu likusių. Kaip tu norėtum, kaip klostytųsi tavo darbų likimas, istorija? Įdomu būtų įsivaizduoti, kaip čia, kabančius ar bent jau kažkokiuose muziejuose, neįvardinsiu konkrečių miestų, bet, kaip sako, kažkokioj įdomioj, svarbioj ekspozicijoje. Tai tas turbūt ir būtų atsiskaitimas už tavo visą kūrybą ir, kaip sakau, yra ir mo muziejų, kai, sakykime, ekspozicijai pakabino ir pirmoji parodo ir vėliau, tai tas neslėpsiu ir išdidumo jausmas yra, kad tavo kūrinys, kurį ten tapėjai net studentas 94 metais, kur nežinojai, kur jį padėti, kur sandėliuoti, kur nešėjai nuomodamas būtą iš užupio vieno butelio į kitą, kaip sakau, kaip su to nešuliu, su visais tai savo kūriniais, kad jisai vieną dieną yra įvykis Lietuvos kontekste, tarkim, parodoje arba 40 metų buvo Danijos karalienės minėjimas ir buvo didžiulė paroda surengta karalienė ir jos portretai. Ir sakykime, mano princo Jakimo tapytas portretas buvo įtrauktas į tą parodą. Ir vėlgi, kaip fiziškai dalyvauti tame įvykyje, kada tai yra ne tavo įvykis, tai yra istorija Danijos valstybės, Danijos, sakykime, tos visos karališkosios linijos ir kad tavo tapytas kūrinys yra tam kontekste ir kažkaip tame dalyvauji. Tokie įvykiai jie yra turbūt būtų norimi ir laukiami. Ir kas vėlgi buvo, čia ne apie svajonės, bet kas vėlgi ne pamoka, bet toks buvo patyrimas, kad to atidarymo metu, po visų kalbų, po visų pristatymų parodos, karalienė atsistojusi pirmiausia nuėjo į menininkų pusę, kur stovėjo visi kviesti menininkai, kurie gyvi dar, kurie tapė portretus. Ir pirmiausia, prie kiekvieno iš jų pasikalbėjo apie kūrinį, apie kūrybą. Bent jau aš pagal save pasakoju apie paveikslo kompoziciją, netgi kaklas nutapytas kaip ar kas, apie tokias detalės. Ir tik po to, pasveikinus visus menininkus, nuėjo prie mero, politikų ir viso kito. Tai tas man buvo tokia... Nes kažkaip tos net nesitikė ir nesinori to, sakykime, tavęs, kad atkreiptų dėmesį ir liktai ir čia jau turėtų jūs pastebėti tos menininkus, įpratę kažkaip galbūt kartais ir šone pabūt. Tai tas buvo tokia pamoka vis tik, kad ne pamoka, bet tas buvo toks gražus pavyzdys, kad tą dieną šalia jos šventės viso, šalia jos didžiulio to
įvertinimo ir jos metų buvimo karalienė, jinai prieina prie kiekvieno autorius ir su jiem, sakykim, padėkoja kaip kūrėjams. Tai turim pavyzdžių, kada minėjom Lietuvos diplomatijos 100-metį Paryžiuje ir politikai, vicemerai, kaip sako, turbūt atskridę su komandiruotpinigiais ir visa kita. Ir atskridom 8 ar 9 menininkai už savo lėšas ir, kaip sako, apsigyveninom patys viešbučiuose. Ir vyksta paroda, kaip sako, kitoj šaly su lietuvių autoriais ir nei vienas autorius nepakviečiamas pasirodyti Paryžiaus publikai. Ta prasme, visi patenkinti, pakalbėję patys, pasigyrę patys, kad jie surengė parodą, kad įvyko paroda, kad viską kažkas padarė. Ir tuo tarpu autoriai, kaip sakau, o čia buvo visiškai skirtingas, nors nuo to praėjo 10 metų, nuo anos parodos iki šitos, visiškai skirtingas požiūris į menininką. Kitas požiūris apie menininką ir galeriją, kur vyksta, sakykime, ir, kaip kalbėjom prieš tai, ne tik parodos, ne tik kūryba, bet ir finansų atsiranda momentas. Ir įvykus sėkmingam kažkokiam pardavimui, tai kaip ir dėkingas ir dėkoji ir sakai ačiū ten galerijai ir jos ten finansistėjai Suzanai. Sako, Vilmantai, nustok, kodėl tu čia dėkoji mums? Nu, tai čia taip įvyko, čia kaip smagu. Sako, tu neturi mums dėkoti, mes esam partneriai. Tu darai savo darbą, mes darom savo. Mes esam lygus ir mes vienas kitam tik galim paspausti rankas. Tu toliau daryk, ką tu sugebi geriausiai, mes bandysim daryti, ką mes sugebam. Ir čia vėl toks buvo man truputį skirtumas nuo tokio lietuviško modelio, kada liktai atrodė, kad galerija tau padeda, galerija tave, kaip sako, pakilstils, tai jinai tau duoda šansą. Taip, kada tave įleidžia, taip, tai yra šansas. Vėliau turbūt tas kažkaip turi dėliotis, kad tai yra vis tik tai partnerystė. Mano rankose viso pokalbio metu knyga Delimonas period. Taip? Taip. Žinau, kad nori dar vienos knygos, ar ne vienos? Turbūt ir noriu, ir bijočiau, kaip sakiau, pamatyti savo retrospektyvą, tai yra, kaip sako, pats savo turi nusirengti, tai turi nulupti limoną arba citriną ir pamatyti, kas viduje per tos 10 mečius, taip ir knyga turbūt, ar kažkokia albumas, ar kaip jį pavadinti, jisai sudėsi ir pamatysi, ką sudėjai ir kas esi. Tai kol nėra, tai gali apsimesti, kad yra kitaip, pats savo gali kurti kitas istorijas. Jeigu, kaip sako, pakliūsi į tą dėžutę, tada jau, kaip sako, kelio atgal nėra. Apie badmintoną tarsi vis užsimindavom protarpiais, bet vis kirba toks klausimas. Tapai dešinę ranką? Dešinę. Žaidai irgi dešinę? Bet treneris sakydavo, ką tu darai, kodėl tu prieš kiekvieną mušimą lieti raketę. Ir aš neturėjau atsakymų. Sakau, ką tu ten tikrini? Nes ir tik po to aš supratau, kad čia yra visiškai iš tapybos atėjęs tas intuityvus momentas, kad aš, kaip sakiau, tu tapai. Ir kol tu truputį mastai, tu trini tą skuduriuką, tą teptuką. Tai yra pauzė, kada tu ir tas judesys, jisai perės, kad aš vis tą, reiškia, raketės rėmelį vis paliečiu ir tampau. Ir toksai, atsimenu, Vilmantas Vatas, Protusevičius, sako, ką tu ten darai, ką tu ten lietivis. Kodėl tu pasirinkai? Sako, tu tenisą gal žaidės, gal ten su 2 rankom. O kodėl tu badmintoną pasirinkai? Toks, žinai, mankšta tai pačiai rankai, su kuria ir dirbi. Čia visiškai netikėtas buvo atradimas. Dailės akademijoje atėjau studijuoti, pirmą kartą aš susidūriau, nes ten buvo, kaip be būtų keista, buvo treneris, kuris, man atrodo, vadovavo net gal parolimpikų rinktiniai badmintono.
Ir jis turėjo tokį tą badmintono grupę ir kas norėdavo, galėdavo ateiti pažaisti. Sudomino tuo metu. Bet buvo tikra rusiška raketė, rankšluosčiu apsiviniojom, susikarpėm, viskas buvo kitaip. Įdomu, kad ir Sandra Straukaitė, kuri kūrė šį kostiumą, irgi badmintoną žaidžia. Ir nemažai, ir sakykime, tikrai tokių mėgėjų žaidėjų turim nemažai, architektų, dizainerių. Ir daug metų po akademijos jisai buvo prapuolęs pas mane, nes ten nieko, kaip sako, rimto nebuvo. Mano kursiokas, tai buvo net į varžybą studentų išvažiavęs, o aš, taip sako, stengiausi, bet tiek, kiek galėjau. Ir po to tas visi dešimtmečiai prabėgo greitai, kol negimė mūsų dukros ir neatsirado Martina, kur išbandžius baletą, gimnastiką meninę ir plaukimą, ieškojom sporto, kur šiaip labai norėjo futbolą, bet alergija žoliai. Ir ieškom sporto ir taip sutapo, kad išgirdau iš Pavilnio kaimynės Beatos, kuris sako, o mes tai einam į badmintoną, kol yra badmintonas toks, o kaip ir vaikus priema ir taip toliau, ir taip toliau. Ir Martina buvo gal ir dravesnė, ir mažutė, tai nusprendžiau, kad visai gal smagu, kad galiu aš ją palydėti ir pats partų pažaisti ir gaunasi laiko praleidimas. Ir kartu sugrįžimas toks gavosi į hobį. Pameni, mūdu kažkada brainstorminom tokią idėją, kad padaryti tavo darbų aukcioną, kur galima statyti net ne aukcioną, kaip... Mes sakėm, kad žaistų kolekcininkas su menininku, ne? Taip, ir kolekcininkas gali statyti tam tikrą sumą ir jeigu jis pralošia kūrėjui badmintoną žaidžiant, tai jisai pralošia pinigus, o jeigu jis laimi, tai už tą pastatytą pinigų sumą nusiperka... Čia tą siužetą visaip galima sudėlioti, bet mano noras buvo paversti žaidimą, atvesti į meno erdvę, ar tai muziejaus arba teatro, kad yra didžioji operos baleto teatro scenoje, ir tai aš matau kaip tokį daugiau sportinį performansą, bet kaip sakau, dar tą meninį badmintoną dar reiktų kartu su Sandros kostiumais pastatyti spektaklį. O beje, be badmintono, tai čia turbūt toksai atsipalaidavimui, išsitaškimui, ne? Sakyčiau taip, turbūt čia kažkoks toksai pabuvimas. O įkvėpimui, ką tu renkės? Įkvėpimui, vis tiek sekioju aš muziejus, mėgstu šiuolaikinius muziejus peržiūrėti. Kelionės metu, sakykime, jeigu keliauju kažkur, teatras, sakykime, mane tikrai inspiruoja ir sakykime, atrakina daug tokių, kaip sako, minčių ir vizijų. Apskritai toks kito paveikaus kūrinio stebėjimas ir bet kokio kūrinio. Ir vizualaus, ir sakykime, spektaklio, ir šokio, ir baleto, jeigu jis kažkaip tą tokie ir kino sudirgina iki tokio kūrybinių iššūkių kartais, kad provokuoja kažkokiam tokiai naujai kūrybai. Tai kelionės taip, bet kelionės gal taip pagaunu save netiesiogai, net jis lėčiau ateina, tie susikaupia visi mintys, idėjos. Netikėtai, pietų Italijai buvom su šeima ir atradom miestą, kuriame, kaip aš sakau, visų mūsų performancistų rojus turėtų būti. Ir taip pat ir Marinos Abramovič, kur yra tarantizmo centras. Tarantizmas, reiškia, kaip jie įvardina, nuo voro įkandimo, bet realiai būdavo varomas blogis apsėdimas iš moters. Performanso metu, muzikinio performanso, reiškia, tokių 5 atlikėjų, kurie barškutis, smuikelis, akordeonas, dar kažkas. Jie groja ir įvaro moterį, įsuka į transą ir iš jos jau, kaip sako, varo visą, ką gali.
Bet tas įdomus būtent, kad moteris, bet ne vyrai. Ir aš net uždaviau klausimą, ten sakau, tai čia tik moterim varote tą blogį, o vyrai tik savo vyną raudoną geriate ir viskas gerai. Taip, sako, tik moterim. Tai Vilmantai, mes kuo pradėjom, to ir baigiam. Pradėjom nuo moterų, nuo citrinos. Tik nieko apie jas neiškalbėjom. Nieko neiškalbėjom, tai... Bet gal ir palikim jas kaip paslaptį. Taip nori? Nežinau. Nesu specialistas šiais susimaut gali šiais laikais. Geriau turbūt moterį mylėti ir gerbti, kaip sako. Bet kaip būtų nekeista, bet taip susidėliojo gyvenimus, kad mane supa tik moteris. Nes tai 3 dukros ir Indra, tai jo, toksai, kaip sako, būrys jau yra solidus bet daug kūrinių gimė iki jų, tai kaip sakykime apie moteris, tai vėlgi tas yra nežinau, sąsajų yra ar nėra, bet čia kaip viena meno kritikė net parašius savo baigiamąjį darbą yra moteris Vilmanto kūrybai. Bet, kaip suprantu, vieniem tinka, kitiem gal šių dienų, kada vėl turim tendenciją, kaip turi būti moteris traktuojama su visom tom lygiom teisėm ir visakuo, tai kai kur gal mato neteisingą mano traktavimą ar kažką, tai bet čia, kaip sako, tokia meninė plati diskusija apie tai. Jau kita tema. Tai tą kitą temą palikim knygai, kitam pokalbiui ar susitikimam parodose. Tai ačiū, kad šiandien pabuvom, kad ir mažoj, bet tavo darbų parodoj. Gera būti tavo studijai. Ačiū už pokalbį. Kad provokuoji šnekėti. Ačiū tau labai. Dėkui. O jum, kam patiko šis pokalbis, paspauskite like, subscribe, pasidalinkite. Ačiū, kad žiūrite ir iki kitų kartų.